Sveiki visi, su jumis neurografikos specialistė Ingrid. Ir mano padėjėjas neurografams siūlyčiau pasiimti iš karto vandens. Galite sustabdyti šitą video, pasiruošti. Tie, kas pieš, tai pieš, o tie, kas pasiklausys, tai tiesiog pasižiūrės ir pasiklausys. Ir šios dienos tema yra harmonija ir balansas viduje. Aš dariau video apie tiesiog astrologinės įžvalgas dar iš įpratimo ir šį kartą žuvų ženklo periodai dariau ir tiesiog iš to išplaukė, kad nuo vasario 18 iki kovo 21 dienos žuvų ženklė yra labai svarbu turėti balansą savo viduje. Ir aš sakiau, jisai susideda iš 4 elementų, tai yra pažink ir priimk save, priėmimas to, kas vyksta, priėmimas tų žmonių, kurie yra tavo gyvenime ir supratimas to, kad jei nori kažką pakeisti, ištaisyti savo gyvenimą, tai reikia pradėti nuo savęs ir pagalvoti, ką gali pakeisti savyje, galbūt mąstymą, pasaulėžiūrą, elgesį ar tiesiog kai kurias kūno formas. Ir ką mes šiandien darysim? Iš tikrųjų piešim 4 figūras. Labai rekomenduočiau, pasiimsiu šią lapelį, tiesiog kitą po ranka, tai figūras tie, kurie naujokai piešia tik apskritimus, tie, kurie šiek tiek pažengę, gali kai kurie pažymėti figūras rombų ir tik labai pažengusi kai kuriuos dalykus gali pažymėti trikampiu. Nes jeigu, tarkim, surizikuosit, įdomu matosi ar ne, jeigu surizikuosite vis dėlto naujokai nuo labai tokių figūrų, nepiešia niekad iš karto statyti ir jeigu prasidės jums ten, tikrai, kaip sakau, durna, tai iš karto labai prašau šitą figūrą iš karto į apskritimą ir pripiešėt labai daug tada linijų. Taip, kad ta figūra tiesiog ištirptų nuo to. Taigi, pasirinkit 4 figūras ir pirmoji figūra pažink ir priimk save. Tiesiog skanuojate ranką, kur galėtų būti šita figūra pažink ir priimk save. Man yra va čia ir aš ją pažymėsiu. Tai tokia bus šiek tiek diagnostinė šitas video. Čia mano pirmoji figūra. Antroji priėmimas to, kas vyksta. Man norisi. Va čia. Priėmimas to, kas vyksta. Jūs turite labai pajausti, kaip jums atrodo tame lape. Toliau, priėmimas tų žmonių, kurie yra tavo gyvenime. Tiesiog. Kažkodėl tai. Va čia vis tiek yra. Ir supratimas to, kad jei nori kažką ištaisyti, pakeisti savo gyvenime, reikia pradėti nuo savęs ir pokyčiai prasideda nuo savęs ir pagalvoti, ką norėtum. Tai figūra yra čia. Galite šiek tiek ją aktyvuoti. Pas jūs gali būti kombinacijos įvairios ir tai nėra nei blogai, nei gerai. Tiesiog jos taip yra išsidėšiusios. Tiesiog. Ir čia 4 figūra mano. Taip, ir tiesiog dabar vėsim balanso liniją neurografinę. Ir svarbiausia labai iš lėto viską daryti ir pasižiūrėti, kas vyksta kūne ir kaip jaučiatės ir kokios gali būti įžvalgos išplauks iš viso šito. Svarbu visas šitas 4 figūras sujungti, bet kaip sakau, vienintelė linija tai yra balanso ir harmonijos, kad būtų viduje. Taigi pradedam liniją labai iš lėto, kvėpuojam. Ir linijos gali eiti iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę. Čia tiesiog, jūs turite pajusti, kaip jums norisi tai daryti. Man iš karto vos nestojasi kvėpavimas. Jo, labai įdomiai taip. Labai įdomiai, kažkodėl tai antra figūra su trečia nuvėl, bet ta. Ir man norisi kažkaip labai taip įdomiai veda. Nusivedė į tą pusę. Ir man dabar atgal norisi. Bet einant atgal, jos eina kažkaip taip per įvairias figūras. Ir man kažkodėl norisi iš tos į tą pusę. Ir norisi iš tos vieną pusę. Bet per čia. Ir kažkokios tokie gaunasi labai įdomus. Du sujungiami krumpliaračiai tokie. Nežinau kaip jums, bet man tai atėjo matyk ir stebėk. Vat ir, aišku, kai sujungiau su šitom, man kažkaip tai tiesiog, norisi tiesiog jau linijos netgi kitaip pradeda daryti. Ir tiesiog norisi iškvėpti. Labai įdomus potyris. Jūs galit komentaruose parašyti, kaip pas jūs, kas vyko. Būsiu labai dėkinga. Ir man dabar vienintelis nebesinori jokiom kryptim tik į viršų. Toksai labai keistas jausmas, žinau, kad galiu pasakyti, bet piešiasi tik į viršų.
linijos. Dar taip man iš tikrųjų nėra labai buvę. Kiek aš prisimenu per 6 metus, kad būtų tiek dalykų. Tai va, tai iš tikrųjų linijų prisipiešiau daug ir dabar deduosi ant pauzės ir sugrįšiu, kai viską suapvalinsiu. Na štai, grįžtu aš pas jūs, jau suapvalinusi ir iš tikrųjų aktyvuosiu su keletą tiesiog spalvų ir galiu jums pasakyti, nežinau kaip jūs, bet aš tiesiog, kai apvalinau, pradėjau galvoti apie vieną labai seną svajonę ir iš tikrųjų nesupratau, kodėl jinai man išlindo, nors apie balansą ir harmoniją čia buvo. Nu, labai taip įdomi, žinokit, turiu vieną labai seną svajonę, kuri vis kažkaip tai nesirealizuoja. Dar, jinai kažkur tai pakeliui, kaip aš vadinu, aktyvuosiu iš tikrųjų tik tai keliom spalvom, nes archetipavimas neurografikoje užima tikrai laiko. Kartais būna, kad aš nuspalvinu ir dar praeina keletą dienų, išdedu aš jums, aišku, parodau savo Facebook kanale komentarą, koks tai gavosi piešinys, bet kartais būna, po kurio laiko pagyvena jisai, aš jį pasižiūriu ir būna taip, kad jisai dar transformuojasi ir aš jį keičiu, ta prasme atsisėdu ir perspalvinu. Ir tai yra normalu ir man tas labai patinka, tik aišku, jūs po to nematot visiškai galutinio varianto, bet tikiuosi, kad jūs irgi lygiai taip pat darot. Nu, vat kažkaip jisai čia vat taip nukeliavo tą spalvinę gamą. Labai įdomu. Ir aš vis dėlto šitą norėčiau. Spalva dar truputėlį labai gelsva panašia. Ir kažkodėl tai man šiandien norisi daugiau rudos spalvos. Ir įdomu čia apie ką tai. Jo. Ir kažkaip aš buvau jau apie tą svajonę, kažkaip tai man iškėlė vėl priminimas toksai. Nes aš jau buvau vienu momentu tikrai pamiršusi. Nu, tiesiog apie tai. Ir šitas piešinys kažkodėl tai per šitą piešinį man išplaukė. Ok, tai dabar piešim lauko liniją ir aš dabar kaip čia galvoju, nu, nuo šito kažkodėl tai nuo antros figūros į pirmą į trečią ir galutinio variantą į ketvirtą. Ir vis dėlto aš tą balansą man yra reikšminga ketvirtoji figūra. Jūs, aišku, fiksuojate tą figūrą, kurią norite, kuri jums atrodo reikšmingiausia visame šitame scenarijoje. Ir dar kai apvalinau, tiesiog buvau prisiminus ir sakiau, pasakysiu. Dabar, jeigu užduotume klausimą, kokios gi pozicijos, čia pabaigsiu suapvalinti, tiesiog grįžtant į pabaigą visiškai, koks gi geriausias scenarius yra. Ar taip, ar tiesiog taip, ar taip, ar ne, ar čia visos išsimiečiusios, ar ne kažkur tai figūros, ar tiesiog viena čia, kita čia, trečia dar kažkur tai, o ketvirta dar kažkur tai. Esmė yra tame, jeigu jums va šitaip yra komfortiška, viskas ok. Jeigu jums va šitas lopinėlis yra komfortiška, harmoninga taip, nes balansas ir harmonija pas kiekvieną yra labai skirtingas. Ir pavyzdžiui, žino tokį posakį, šaukštas ir šaukštelis deguto visą statinę medaus sugadina. Tai ir kartais tam, kad vieną neigiamą emociją atsiverti turi 99 teigiamos, taip, ir tada išlaikomas tik tai balansas. Tai čia vienareikšmiškai pasakyti, kaip yra balansiškai jum ok, kaip jūs jaučiate tą balansą, nu tikrai negaliu pasakyti. Čia jau jūs prajuskit pagal save. Vienintelis vienareikšmiškai, kaip yra video astrologiniam, sakiau, kad keisti kitą yra bergždžias reikalas. Vis dėlto akcentas, norint, kad būtų balansas viduje, reikia su savim padirbėti ir daryti pokyčius savyje, save pažinti, išsistudijuoti, kai kada pasinaudoti savo stipriausiamis savybėmis, žinoti jas, kokios yra silpnos ir jeigu jas reikia, jeigu jūs norit, koreguojat jas, taip, nes, nu, tiesiog. Ir čia jau jūs sprendžiat jūsų, kaip sakyti, jūsų gyvenimas yra jūsų biznis, jūsų reikalas. Ir kaip geriausia yra jum, galite atsakyti tik tai jūs pats. Jeigu kam piešiant šitą piešinį supratot, kad turite kažkokį, pavyzdžiui, priėmimas to, kas vyksta. Esu, man atrodo, kažkada yra YouTube mano kanale praktika, kaip priimti. Tai tada priėmimo praktika, man atrodo, aš esu paviešinus. Taip, tada priėmimas tų žmonių, kurie yra tavo gyvenime, tiesiog galit kaip atskirą, ar priėmimas to, kas vyksta, galit tiesiog kaip atskirą dalyką, kaip atskirą piešinį nupiešti, bet jeigu jūs komentarė man parašysit pagidavimą, kad jūs norėtumėt ir šią temą, kad padaryčiau video, tai aš tikrai padarysiu, bet tam, kad padaryti, norėčiau jūsų komentarų
ir, aišku, po šito video patiktukų. Tai va, baigiu, nes mano šuo jau nerūmasi ir kviečia mane pasivaikščioti. Taigi, su jumis buvau aš Ingrid, o piešinio galutinį variantą įdėsiu Facebook savo kanale komentarą. Tad ate, iki kito karto.